Sveiki visi, šiandien noriu jūsų labai paprašyti, kad subscribintumėte mano kanalą, kad jeigu pasižiūrėjot ar patiko, nepatiko, padėtumėte laiką ar dislaiką, ar pakomentuotumėte, pakalbėtume, pabendrautume komentaruose. Taip pat esu labai aktyvus ir kiekvieną dieną keliu stories, stengiuosi kuo dažniau kelti visokius prikolus, anekdotus ir šiaip tokią informaciją iš asmeninio gyvenimo, pasidalinti savo patirtim Instagrame. Tai kad jeigu norite sužinoti pirmieji ir greičiau viską, tai prisijunkite prie Instagramo ir ten aš turiu jau tą mėlyną verification, tą ženkliuką, tai norėčiau tęsti ten labiau ir aišku ir YouTube. Praeitas video sulaukė jau šiam momentui, kai rašinėjau 111 peržiūrų, kas yra tikrai labai daug, nes tikėjau, kad tiek daug peržiūrų bus, nes paprastai būna 10-20 tų peržiūrų, o jau perkopė 100. Ir labai faina būtų, kad žmonės, kurie pasižiūrėjo, kažką tai patiko, kad subscribintų, kad duotų kažkokį atgalinį ryšį, kad žinočiau, kas jums įdomu. Ta prasme, kad aš noriu, kad kurti tokį dalyką, kas yra mano gyvenimas, ką aš išgyvenau, ką aš perėjau, kaip įveikiau alkoholizmą, kaip kapstausi skolų, kaip augau, ar rituosi žemyn, ar dar kažką. Tai nebūtinai man pasiseks, nebūtinai man pavyks, bet aš viską rodau, keliu ir kaip yra, taip sakau, man nepavyko dropshippingas, man nepavyko ten su tais visokiais kriptom, dar visokiais dalykais, ten kažkas, tai buvau pasikėlęs iki 5000 kronų, 500 eurų, bet prieš pat invaziją į Ukrainą aš užsipirkau kažkaip dujų ar naftos ir labai ta kaina nukrito ir visos mano investicijos sudegė. Aišku, aš ten praradau kelis šimtus tų eurų, bet buvau pasikėlęs iki 500, dvigubai daugiau kaip dvigubai buvau pasikėlęs, bet irgi sudegė, tai dabar galvoju, kad nebekišiu aš ten. Dabar investuoju į save, susižinoti naujų dalykų. Instagramas, YouTube norėčiau, kad jums geresni vaizdai būtų, geresnė kokybė. Aišku, vis tiek viskas remiasi į rezultatus. Ir norėčiau augti kartu su jumis, aišku, kad ir tas kanalas augtų. Per tai, kai pradėjau gal biškį rimčiau užsiimt, kiek čia metai, gal du metai, ir matau, kad priaugo, dabar yra tik 300 tų subscriberių, tai aš galiu įsigyti ten gerą linzę, nes turiu profesionalų fotoaparatą, su kuriuo galėčiau įrašinėti gerą garsą, bet būtų smagu, kad būtų kas žiūri, kam įdomu tas dalykas, labai nėra sunkus, nuvažiavai į parduotuvę ir įsigijai, ir tiesiog, kad žinočiau, kas jums įdomu, ką papasakot, kur mano klaidos. Aš norėčiau jums pasakoti savo klaidas, nes sėkmingų dalykų aš dar nežinau, nes man nepavyko realiai niekas, apart galbūt pačio vertingiausio dalyko, išmokti, kaip nereikia daryti, ir klaidų pridaryti labai daug. O klaidos iš tikrųjų daugiausia kainuoja ne pinigų, o laiko. Ir jeigu mes augsim kartu, galbūt pamatysit, ko gyvenime, kokių klaidų nereikia daryti, ar atsidarint savo parduotuvę internetinę, ar verslą, ar dar kažką, tai ar galvojate, galite klausti, galbūt reikės internetinės parduotuvės sukurti, galbūt susitarsim, kad sukursiu, ar pakonsultuosiu dar kažką, tai papasakosiu, kaip iš alkoholizmo išėjau, kaip ką. Ta prasme, aukim kartu, dalinkimės ir tiesiog darykim, bendraukim, aukim, kelkimės ir nestovėkim vietoj, augsim kartu ir darysim. Aš tikiu, kad jūs norit keistis
matyti kaip sėkmingą žmogų ir patys tapti sėkmingi. Taip, kad judam į priekį, darom, kylam ir po biškį viskas tik tai į priekį.